Labas pavakarys, aš esu Elžbieta Latėnaitė. Nežinau, kaip jūs visi matot, bet kažkaip bandysime bent balsais su jumis visais susimatyti. Ir noriu labai pasveikinti antrus metus iš eilės Patriciją Tilvikaitę išleidžiant naują savo romaną Nepriklausomybė plojimai. Ačiū, kad jūs visi čia. Ačiū tikrai labai, kad taip gausiai susirinkote. Ir norisi iš karto, Patricija, tavęs paklausti, kaip tau šitas dežavų? Kita salė, bet vat, ta pati porininkė, tai labai gerai. Viskas buvo labai gerai, tai žinai, tai kam kažką keis? Aš lygiai taip pat gyvenime žiūriu, taip. Labai smagu. O tai visgi, žinai, norisi man dar sugrįžti į tos svetimkūnius ir paklausti tavęs tokio klausimo. Kaip tu dabar šiandien matai save, kuri rašė svetimkūnius ir svetimkūnius? Tie svetimkūniai jau dabar net nebe mano, atrodo. Jie tokį per tuos tarsi vienus trumpus metus tokį savo gyvenimą nugyveno ir tiek daug tų istorijų aš susirinkau iš kitų žmonių ir tų patirčių ir kur atrodo, kad tu jauties labai vienas su savo tais kažkokiais svetimkūniais, tai pasirodo, kad joks tu nei unikalus, nei vienas, kas šiaip yra labai geras jausmas ir turbūt, kad dabar aš kaip žiūriu iš dabartinės perspektyvos, jeigu aš būčiau žinojus viską, kas būtų buvę, nežinau, ar aš ir būčiau išdrįsus, ar viską būčiau taip pat darius, bet turbūt be svetimkūnių, negalėjo būti tos pradžios, tai kažkaip tas šliuzas atsivėrė ir tada gal ir išsilaisvinus kažkokio pasijaučiau, kad ir kaip banaliai tas skamba, bet tada ir kažkaip buvo tuo pačiu ir labai baisu, kad nepriklausomybė bus visai kitokia ir stilium, ir idėja, ir tik tai gal tas Kaunas tas pats. Tai buvo irgi labai daug nerimo, kaip skaitytojai priims ir ką jie galvos, bet kadangi labai daug skaičiusių buvo ir va jūs čia, tai kaip ir gal viskas gerai. Ir koks tada jausmas jau su nepriklausomybė šiemet sėdėti? Ar tas pats, kaip buvo su svetimkūniais, ar kažkas pasikeitė? Su svetimkūniais, tai tu toks, ateini niekieno nežinomas ir pasakai tu apie tą knygą ir gali bele ką pasakyti, tarsi. O čia tai jau ateina ta kažkokia atsakomybė ir kažkoks tarsi įsipareigojimas ir jau žmonės kažką girdėjo, kažką gal net ir skaitė patys. Ir tada labai irgi yra sudėtinga ir tu matai tos veidus ir žmonės sako, kad kažką ten skaitė kažkokią atsiliepimą, kažką girdėjo, kažkur mačiau tave laidoj, kažką tu ten pasakai. Vieni turi nuomonę apie audio knygą, kiti turi nuomonę ten apie viršelį, apie maketą, apie ten ką nors, kokią nors veikėją. Ir tada jau tas pokalbis visai kitoks mezgasi. Tai su nepriklausomybė, nežinau, man tarsi atrodė, kad svetimkūniai turėjo tą savo galiojimo laiką ir tarsi dabar jau bus tas nepriklausomybės metas. Bet matau, kad žmonėms tas svetimkūnio aktualumas nenublanko ir neišblėso. Ir jie vis tiek ateina ir kartais jau norisi sakyti, tai jau va, jau čia tą nepriklausomybę jau geriau parašiau, jau kažkaip gal gražiau kažkaip viską sudėliau. Bet jau sakau, niekur nepabėgsi nuo tų svetimkūnių. Ir viens kitam neprieštarauja. Galima labai ir toliau mylėti svetimkūnius, ką aš pati išpažįstu, ir lygiai taip pat labai džiaugtis tavo tolesnę kelionę ir naująją nepriklausomybę. Jo, ir galima dabar keliems skaitytojams siūlyti, gal rimtesnė, gal linksmesnė, gal kažką. Tai tada irgi visai šitas fainai. Trūksta dar trilerį, tai kokį parašyti ir tada jau bus visi... Kitais metais, ar ne? Jokio spaudimo. Tai gerai, tai tada aš tavęs paklausiu, tai kas dar nematė, tai čia yra nepriklausomybė. Čiupkite, ieškokite, dovanokite savo ir kitiem. Svetimkūniai tokia rožinė knyga, abi tikrai puikios ir abi labai skirtingos. Ir abi suteikia labai daug gilių apmąstymų, šalia to, kad tu taip labai gražiai moki ne per sudėtingai vaizduoti labai sudėtingus dalykus, kuo mane labai žavi, ir tai tęsiasi ir nepriklausomybėje. Tai kažkaip labai noriu pasidžiaugti, kad tu kuri ir rašai, ir kad tu pasakoji apie ir traumas, ir santykius, ir ne tik tai, kas apie santykius yra patogu ir paprasta mums pripažinti tiek savo, tiek kitiem, bet kažkaip tu žiūri vis tiek į bet kokį žmogų ir su empatija, ir tokia duodama laisvė jam būti tuo, kas jis yra,
tiesiog sugrąžini į asmeninės atsakomybės temą. Ir gal nuo to ir norisi prasidėti, kad pradėti toliau klausti tavęs, tai yra, kiek ta nepriklausomybė tau yra asmeninė tema, o kiek jinai yra, nes galima žiūrėti labai įvairiai, ar ne, ir dėl to jinai labai aktuali, ir tas pavadinimas, ir pati nepriklausomybė labai aktuali. Ir mes galime ją žiūrėti labai įvairiom plotmėm. Kaip tau jinai dabar jaučiasi, kiek jinai yra asmeninė, kiek jinai neįmanoma asmeninė be bendros šalies, pavyzdžiui, nepriklausomybės, o kiek neįmanoma didesnė nepriklausomybė be asmeninės. Tas žodis pats iš savęs jis labai įkrautas dideliu svoriu ir didelę energiją. Ir kai aš pasakiau, kad atėjau jau kalbėdama su leidėja, kad sakau, nu vat bus nepriklausomybė. Nesvarčiau jokio kito pavadinimo, ne taip kaip su svetimkūniais, kur ten mes dar galvojam, dar skaitėm ten žodyną, dar kažką, tai nepriklausomybė iškart turėjo pavadinimą. Ir man ir leidėja sakė, kad, nu, bet žmonėm gal labai siesis su labai sunkiom temom, jie gal galvos, kad čia tu istorinio romanom parašai, gal galvos, kad čia labai sudėtinga, labai taip kažkaip nefainai, gal nieks nenori dabar apie tai galvoti ir apie tai skaityti. Bet bent jau man atrodo ir iš mano burbulo atrodo, kad apie nieką kitą sąmoningas žmogus dabar ir negali galvoti, nes tai, kas vyksta visiškai šalia mūsų, tai mes negalim nuolat negalvoti ir apie tą laisvę, ir apie atsakomybę. Ir ką lietuviai vėl rodo su kiekvienais karo metais, kad jie labai stipriai jaučia tą nepriklausomybės kainą ir jie jaučia ne tik tai savo pačių kontekste, bet ir apskritai ir Europos ir pasaulio kontekste. Ir šita knyga ir kai klausia manęs, kiek jinai yra politiška, tai jinai yra labai politiška. Bet aš manau, kad mes negalim būti apolitiški šitų laikotarpių, bet kokiu apskritai laikotarpiu. Tai dėl to visų pirma, tai yra knyga apie laisvę visos Lietuvos lygmenių, nes šitie veikėjai, jie gyvena toj tokioj žaizdoj, tam tikrą prasme, toj sovietmečio paliktoj žaizdoj jų tėvose, savyje pačiuose, nes aš nors pati sovietmečiu negyvenau, bet tikrai man atrodo, kad tu daug kur su tuo susiduri nuolat ir nuolat apie tai kažkaip galvoji ir reflektuoji ir kai susiduri su kažkokiais sunkiais, sudėtingais dalykais, tai tu juos net ir vertini galbūt visai kitaip nei žmonės, kurie visada turėjo tą nepriklausomybę ar gal nevertina jos taip kaip mes. Tai šitie veikėjai knygos jiems ta laisvė yra labai svarbi, bet jie gal net iki galo nesupranta iš tikrųjų, kokios tos laisvės jiems norisi, ar jie ją drįsta iš viso pasiprašyti ir pareikalauti gal net. Ir man kažkaip labai norėjosi, kad tai būtų vis tiek viltinga knyga, kad jinai nors tos būtų sunkios, sudėtingos temos, bet kad jinai būtų labai ir patriotiška geriausia prasme, ta prasme, kad nors kalbant apie tai, kas buvo blogai ir kas buvo mums daryta, bet to pačiu žiūrint kažkaip į tą jaunąją ir kartą ir to pačiu ir apie vyresnę kartą galvojant, kad nu, vis tiek mes galim labai teigiamai vertinti tuos žmonės, kad jie vis tiek kuria save, turi drąsos save kurti, turi drąsos savęs ieškoti ir panašiai. Taip, ir šalia matymo konteksto ir laikmečio, bet taip pat sugrįžti į galvojimą apie asmeninę atsakomybę už savo gyvenimą ir už savo nepriklausomybę, ar ne? Ir kaip tai yra sunku, turbūt kiekvienas savo kelyje bandom būti nepriklausomi nuo tam tikrų dalykų, kurie mus kamuoja, tai gali būti tas pats sovietmetis, bet kurį, aš dar vis romantizavau, žiūrėk, šitoj varavotnoj situacijai. Ar šeima romantizavo, ar kažkokie kolegos, ar bet kas. Arba aš vis dar leidžiu su savim kažkaip ne taip elgtis, kaip mano vidus savo, kad aš turėčiau, bet aš kažkodėl tam žmogui dar vis leidžiu. Ir atrodo, kad tai tokia nuolatinė, didelės refleksijos reikalaujanti kelionė į tą nepriklausomybę. Ir šalia pateisinimo elgesio žmogaus yra suvokimas, reflektavimas ir tada asmeninė atsakomybė. Nu, bet mes jau taip į filosofiją, o grįžkim dar į knygą, kurioje yra, nors dar trumpai pasakyti tiem, kas gal dar neskaitė, tai pagrindinis šįkart veikėjas yra Adomas. Ir jis yra ir sutuoktinis, ir tėtis, ir sūnus, besirūpinantis savo despotų ir atmintį prarandančių tėvų. Ilzė, tai yra jo žmona, kuri labiausiai save reiškia karjeroje, ir Toma, jo paauglė dukra,
paauglystė jau savaime nusako jos dramatiškumą personažo. Ir toliau yra Albertas, tai yra Adomo tėtis, kuris buvo sovietmečių žymus teatro, žymi legenda. Būtent juo Adomas dabar ir rūpinasi, nes legendos irgi tik žmonės su ribotu galiojimo laiku ir sveikata. Ir pampersais. Taip, ir su pampersais, ir su poreikiais. Tai ir yra Kasparas, kuris yra jaunas režisierius, perspektyvus, talentingas, kuris labai ima domėtis ir Adomų pagrindinių veikėjų, ir jo tėvo legenda, kultūrinių palikimų. Ar šitie personažai, kaip tu juos išsikristalizavai, kai rašai? Ar tu pažinojai, ar tiesiog sukonstravai? Ar tai buvo žmonės, kurie tave kažkaip domino ir tada tu juos pritaikei, jau pakeitė literatūroje? Aš labai daug galvojau apie vyrus, apie menininkus vyrus Lietuvoje. Ir ypač apie ir teatralus, ir aktorius, ir šiaip kūrėjus, rašytojus, tos tokius, kuriuos daugelis iš mūsų žino kaip didžiuosius kūrėjus, kaip čia dabar nevidutinybės, sakykime. Ir aš labai daug klausiau, ką jie kalba, ir skaičiau, ką jie kalba, ir pradėjau galvoti, kad o čia mes rimtai taip visi galvoja, šitaip mes vertinam vieni kitus, šitaip mes vertinam meną, moteris, LGBTQ, politiką, dar kažką, ir pradėjau galvoti, kad iš tikrųjų labai tik neseniai pasidarė nelabai gero tono ženklų sakyti, kad, pavyzdžiui, tu kuri spektaklius Rusijoje. Nes, nežinau, ar jūs turbūt prisimenat, bet prieš kokius 4 ar 5 metus, kai pristatinėja kas nors spektaklį, tai sako, kad šitas žmogus, to pačiu ir Sankt Peterburge gyvena, ir Maskvoje gyvena, ir tenai, ten, žodžiu, stato tos spektaklius ir panašiai. Bet iš tikrųjų, tai, manau, daugeliu iš mūsų, tai ne tik tai ties invazija į Ukrainą ir prasidėjo tas toksai kažkoks nemalonus skonis burnoje apie tai galvojant. Ir aš kažkaip labai pradėjau galvoti apie tai, kas iš tikrųjų leidžiama menininkams ir ypač kas leidžiama teatralams, nes todėl ir gimė visa šita teatro aplinka, nes man atrodo, kad būtent teatras ir yra ta vieta, kur gal dar daugiausiai to buvo likę, aišku, gal irgi kaip su tuo labai glaudžiai susijusi galėtum pakomentuoti, bet bent jau man atrodo, kad tai yra vieta, kur kažkaip dar tos ribos yra tokios labai blausios ir neaiškios. Ir tada aš pradėjau iš tikrųjų labai gilintis į autobiografijas, tų kūrėjų biografijas, tekstus ir viską. Ir todėl labai daug veikėjų kalba tikrų žmonių tikrom frazėm ir tikrais išsireiškimais, ir tikrais pasakojimais, ir tikrais komentarais, ypač nukreiptais į moteris ir į jaunesnius kūrėjus ir panašiai. Ir aš galvoju, kad kai jie yra išimami iš konteksto, kai jie yra išimami iš labai žymaus žmogaus su labai dideliais pasiekimais konteksto, ar mes vis dar leistume juos iš viso kam nors sakyti, ar mes tiesiog vis dar numojam ranką, kaip ir į žmonės, kurie sako, kad prie Ruso buvo geriau. Tai man buvo labai daug tokių klausimų savo pačiai ir turbūt iš to ir kilo tas Adomo personažas, kuris yra žmogus, kuris viską mato labai juodai, baltai, gal net labiau negu jo paauglė dukra. Nes jo Tomo yra paauglė su savo visom dramom, bet iš tikrųjų turbūt daugiau dramų prikuria suaugusiai, o ne kad jinai. Ir jisai tarsi yra ta tokia nepriklausomybės figūra, bet to pačiu jisai bijo net įsileisti mintį, kad gali būti kitaip, negu jam pačiam atrodo. Ir manau, kad man pačiai tai yra ganėtinai artima, kad kai tu labai ieškai teisybės, tai labai nenori galvoti, kad gali būti ta pilkoji zona. Kažkaip, kad yra kita tiesa. Jo. Kartais nepakeliama, nes tu laikais kaip šiaudant. Tikrai yra taip. Taip, bet kaip aš irgi kažkaip galvoju, kad tam tikrom temom, bent jau, pavyzdžiui, Ukrainos tema, man tikrai atrodo, kad normaliam žmogui tai yra viena tiesa. Ir todėl ta bet kokia diskusija apie tai, kad mes ten turim su kažkuo kalbėtis, turime įti kažkokį čia kompromisą, gal biškiau Ukrainos atiduoti. Visa tai irgi nėra diskusija. Ir man ir buvo įdomiausia, ką daryti šitomis temomis. Ne tomis, kur tarsi gali būti ta pilkoji zona.
O tomis, vat, kur atrodo, kad tiesiog reikia, kad būtų vienaip arba kitaip ir tik tai vienas iš tų rezultatų gali būti pateisinamas gal net. Ir vat tu kalbė apie teatrą ir man iš karto kyla vat mintis apie nepriklausomybę, galvojant apie tą legendinę Albertą, Adomo tėtį ir tą patį Kasparą, kad yra sunkiau juodą baltą matyti, kai mes esame artimai susiję su tam tikrai žmonėm, pavyzdžiui, gal mes dievinam jų kūrybą, gal mes turim artimą ryšį, gal mes ėjome mokytis iš tų žmonių, kurie paskui paaiškėja naujom akim žiūrint, o kodėl mes taip į rytus orientuodavom savo kultūros, nežinau, kažkokį kriterijų, meno kokybės kriterijų, kur tu supranti, kad tu augai žvilgsniu tokiu nukreiptų visą galvą, kur tau sakė, va ten yra, rytuose yra kultūros lopšys, va ten yra teatras, va ten yra režisieriai, va ten yra dramaturgai. Ten aktoriai, o. Taip, ir tu kaip ir nekaltas, nes tave labai ilgus metus švietė, kad ten yra visa tiesa. Ir tada atsiskirti ir tapti nepriklausomai. Ir tai reiškia tam tikrą dalim paneigti savo mokytojus, paneigti savo prieš tai buvusius autoritetus. Ir tai gali būti labai skausminga. Apie ką tavo knyga irgi kalba. Apie skausmą, atsiskyrimo skausmą nuo to, kas tau yra neteisinga, bet tai nereiškia, kad nėra skaudu atsiskirti. Tai man dar tą kažkaip norisi paminėti, žinai, ir apie teatrą, kalbant tie ar genijai, ar panašiai, tai taip, kai kam lengviau, bet kai kam aš matau, kaip yra tiesiog priaugę. Žmogus yra priaugęs prie to autoriteto, prie tos pavardės, prie jo stiliaus ir tu gali kalbėti, bet klausyk, bet ar tau atrodo, kad normalu, kad jis sakė A, B, C dalykus. Nu, jo, bet ašgi labai, bet jisgi nuostabus ir toks yra labai daug tokios pilkos zonos, kai tu esi jau susisaistęs su tai žmonėm, dėl apie ką tu ir pasakoji. Tai gali būti susisaistymas per šeimą, per kultūrą, jeigu teatro, nes veiksmas, visai nemažai veiksmo vyksta, kodėl mes apie teatrą kalbam knygoje, Kauno dramos teatre, kur irgi galėsim paklausti, kodėl Patricija pasirinko, ar konkrečiai dėl to teatro, ar tiesiog norėjo simbolio. Bet va, teatras pats tampa labai svarbus simbolis, prie kurio tuoj prieisim. Tai dar apie patį tą teatrą, kodėl būtent Kauno valstybinis dramos teatras? Na, kadangi veiksmas vyksta Kaune, tai irgi tų opcijų tada jau nėra, jau šitiek daug. Ir aš turėjau minti, kad gal čia reikia sukurti kažkokį kitą teatrą, tada aš tarsi jausiuosi geriau, nes Albertas, tas tėvo veikėjas, yra labai nefainas. Ir nesmagu yra sieti gražią ir manau, daugeliui malonius sentimentus šiaip keliančią instituciją su monstru iš esmės. Ir aš vienintelė priežastis, kodėl aš padariau, kad Kaune tai būtų Kauno dramos teatras, tai nes aš supratau, kad su visais, kad ir kaip aš vertinčiau savo kūrybinius gebėjimus, bet sukurti dar vieną teatrą, kai jau yra kažkoks toks monumentalus ir toks esminis, tiesiog teatras, apie kurį tiesiog tu negali negalvoti ir tada turbūt kiltų mintis, o tai kodėl ne apie Kauno dramos teatrą, taigi buvo, čia galvojau, kad susikurs kažkokį kitą, nu tai kažkokia nesąmonė. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad tikrai gal niekas neįsižeis, kad tas Kauno dramos teatras ten yra. Ir manau, kad ir daugeliu skaitytojų vis tiek, ar jie iš Kauno būtų, ar iš bet kur kitur, visi mes turim kažkokį vis tiek prisiminimą su to Kauno dramos teatru. Ar tai mokykla vežė, ar tai tėvai nusivedė, ar tai ten seneliai, ar ten, kažkaip, ar suaugusių nuėjai, nuvažiavai, ar gavai bilietus dovanų ir tą vieną kartą nuėjai. Tai kažkaip man atrodo, kad tai vis tiek yra ta vieta, kur yra kažkoks ryšys daugeliu iš mūsų. Ir man norėjosi, kad tas ryšys būtų ir kad būtų ta tokia kažkokia tarsi sąsaja kiekvienam skaitytojui su to egzistuojančiu simboliu ir paminklu. Jo, ir man atrodo, tu taip jautriai autorės žodyje rašei, kad va, tikiuosi, kad ten nieks nesupyks, aš ten galvoju, o kam čia pykti, jeigu supyktų, tai jau įdomus būtų ženklas, ne, kad kodėl lyg šventovė, lyg mes čia kas religija, žinai, gerai, žmonės kalba, fantazuoja, mąsto, ką nori, jeigu tu ten jau kažkaip, nežinau, man atrodo, kad nėra čia ko atsiprašinėti. Na, aš gal linkus atsiprašinėti, nes aš kai rašinėjau audio knygą ir tik tai tada supratau, kad man reikės visus tuos, kas jau skaitėt, ir prancūziškus, ir lotyniškus, ir dar rusiškus intarpus perskaityt.
Tai aš sakiau irgi redaktoriai, sakau, žinok, man atrodo, aš priekį rašysiu atsiprašymą tokį raštelį, kad, atsiprašau, nemoku aš tų kalbų ir pati pasistačiau savo į nesmagę poziciją. Tai, atsakau, čia turbūt yra dar toks polikis, kurį gal irgi reiktų išgyvendinti ir irgi ne fainai ir gal atrodo, kad reiktų drąsiau. Teatro vaizdavimas tavo knygoje yra labai, man atrodo, labai realistiškas. Ir man įdomu, nes tu vaizduoji teatro užkulisius, repeticijų procesą, kaip bendrauja režisieriai su aktoriais, kaip bendrauja skirtingų kartų aktoriai, žymi labai jau aktorė patyrusi, jaunas. Ir visi tie santykiai, kurie tikrai atrodo dalinai atpažįstami, man konkretus kažkokie gal nebūtinai vardai, bet tai yra prototipai tokie labai tikroviški ir man labai smalsu, ar tai vėlgi buvo kažkoks labai rimtas tavo tyrimas, ar tu, nežinau, stebėjai repeticijas teatre, ar turi kažkokį draugą ar draugę režisierę, kaip tą realybę taip tau pavyko, ar grinai talentas, ar dar ir kažkaip įsiliejai šiek tiek į teatrą? Aš į teatrą niekaip neįsiliejau, gal ir nelabai stengiausi, kažkaip ir nesiprašiau, nes tada gal irgi būtų, gal jaučiaus tada įsipareigojus kažką apsaugoti ar kažką pasakyti kitaip. Bendravau su aktoriais, bendravau su teatru susijusiais žmonėmis, kurie irgi galėjo pasidalinti savo kažkokiam įžvalgom, bet tai, ką tu sakai, kad tai vis dėlto pažįstama, tai man ir atrodo, kad vadinasi ta pati galios pozicija yra visiems pažįstama. Ir vadinasi pažįstamas ir tas kažkoks ir pažeminimas, ir kažkokia pasyvi agresija, ir kažkoks pagirtuokliavimas, ir kažkokios tokios visokios dramos, dramelės, ir nuvertinimai, ir iškelimai tų, kurie galbūt to nenusipelno. Tai aš norėčiau tikėti, kad gal tai keičiasi ir gal viskas jau yra kitaip, bet ką ir pats Adomas turbūt atkreipia dėmesį, kad tu gali kiek nori būti modernus ir kiek nori galvoti, kad tu jau esi geresnis nei tai, bet galiausiai tu vis tiek moteriai, kuri yra atsakinga už tavo kostiumus, tu turėsi tą konjako butelį nunešti, nes kitaip nebus taip gerai, kaip tu norėtum. Ir čia yra gal tai irgi labai nesmagi situacija, į kurią kartais žmonės papuola, kur irgi tikisi, kad galbūt, ir aš čia jokių būdų nesakau, kad tai būtinai yra ir jau tuo labiau Kauno dramos teatre, bet manau, kad mes visi pažįstam tą mintį gal kažkokią, o čia gal reiktų duot kažką, o čia tu neši gal kažką, čia gal saldainių kokių tam ir būna kartais, kad gal ir nešiu, bet nemoku. Jo, man atrodo, kad aš irgi neįsivaizduočiau, kaip reikėtų, ar tu tiesiog per stalą, paslenki tą butelį, ar tu, atsidarai švarką ir parodai, kad jis ten yra. Kasgi čia. Jo, ar tu pasiūlai kartu, ar aš čia atidarysiu, ir kaip mum. Bet žinai, kad mes juokaujame apie tai, man jau kelia, man džiaug. Kad mes juokaujame apie tai, o ne labai gerai suprantam, kaip ir tai vyksta, tai jau gerai. Jo, dovanų maišelis. Bet, irgi, tu tada eisi, jeigu prie gydytojo durų su dovanų maišeliu, tai vėlgi ir visa infrastruktūra turi egzistuoti, kad tu kažkaip nesijaustum blogai, ar tai Maksimos maišelį įsidės ir tada ištrauksi tą dovanų. Žodžiu. Tai ir man atrodo, kad Adomas yra toj įdomioje situacijoje, kur jo dukra Toma apie tai net nebesusimąsto. Jinai net negalvoja, kad jinai pas gydytoją eidama turėtų kažką nunešti. Ir tuo labiau jinai to negalvoja, nei apie jokį mokytoją, nei apie ten jokį apskritai galios poziciją esantį žmogų. Tuo tarpu Adomas yra tas, kuris vis dar turi tą tokį kažkokį gal net nejaukumą ir tą norą ir jau kažką pakeisti, nes tarsi pokytis prasideda su manimi, bet tuo pačiu, o tai gal man nuo to bus blogiau, ta tokia nuolatinė kažkokia keista būsena. Ir galiausiai jisai tam teatre jaučiasi žiauriai nejaukiai. Jisai jaučiasi blogai tarp to girtuokliavimo 11 val. Ryto, jisai jaučiasi nejaukiai, kai ten jo kolegijai labai daug patyrusiai aktoriai sakoma, kad gal papukus biškiau reiktų į viršų pakelti, nes čia bus ta tokia nuoga scena, tai gal jau reikėtų. Ir aš manau, kad tai vis tiek yra pažįstama, man atrodo, kad ir kur tu būtum, ir tai jau tikrai nesu teatru susiję. Kol mes kalbam, jūs visada galite kelt ranką ir klausti, labai laukiam klausimų, gal jau kažkas skaitėt, o gal tiesiog kyla pamastymų ar reakcijų į tai, ką mes kalbam, tai drąsiai dalinkitės, pastebėsim rankas, ar gal jau dabar norit kažkas paklausti?
Gerai, tai va grįžtu prie tavo paskutinės minties, kad ne tik teatras. Tai va aš ir norėjau pamastyti garsiau, kad teatras irgi yra, man dėl to aš sakau, kad teatras kaip simbolis, kažkokios bendruomenės simbolis ir visuomenės simbolis. Nes teatras yra irgi labai daugias sluoksnis, ten yra įvairių kartų žmonės. Tai, ką tu rašai, yra labai tikslu, nes yra vyresnieji kūrėjai, kuriems dažnai atleidžiama tai, kas neturėtų žmonėms būti atleidžiama arba nebūtų atleidžiama jaunos kartos kūrėjam. Tada yra jų mokiniai, kurie kartais perima tradiciją ar vartoti tą patį alkoholį ar tam panašiai, bet tai dabar tikrai labai retėja, ką norisi šiek tiek ir pabrėžti teatrą, kad tai nėra kažkokia taisyklė, to tikrai mažėja, bet kad yra kažkoks paveldėjimo momentas, kad negali tiesiog vieną kartą imti ir staiga totaliai priešingai elgtis, negu visos prieš tai buvusios, kad turi pereiti, mes turim tapti nepriklausomi visi kartu, po trupučiuką tą vieną giją, kitą giją. Ir jo, ką tu apie tai galvoji? Jo, tai va tas yra, kad Adomas ir yra turbūt tas pereinamasis laikotarpis, jeigu Albertas yra sovietmetis, o Tomas, sakykime, yra nepriklausomybė, tai Adomas yra va tas toksai nei ten neegzistuojantis ir jis labai nori būti modernus ir labai stengiasi ir tada kartais iš tos pastangos gaunasi, kad tu visiems esi didaktiškas ir tu visiems aiškini ir pastebi kiekvieną mažą dalyką, ką aš ir pati savyje tikrai matau ir reflektuoju, kad kartais tu gal tikrai taip nori, kad visiems būtų gerai, kad galiausiai esi tas, kur tikrai norisi kažkaip, kad nei vienas nebūtų įžeistas ir nei vienas nebūtų nuskriaustas ir kolautini tą artimą žmogų, kuris iš viso net nepagalvotų, kad jis pasakė ką nors blogo. Tai vat ir Adomui tenka tas toksai, jis prisiema tą tokį nejaukų vaidmenį, kai tu labai kovoji už teisybę, tai tada, kai jau nekovoji, tai tu pats prieš save jauties labai veidmainiškas ir pavargsti ir tada atrodo, kad tu tarsi esi įsipareigojęs ir jam atrodo, kad jisai kovoja ne tik tai už save, bet jis tada yra atsakingas jau už tą būsimąją kartą ir jis nori parodyti, kad gali ir jisai būti tas kietas tėtis, kuris labai supranta dukrą ir labai supranta ją, o jinai tai, jai niekas neaišku, kodėl su tuo seneliu negalima bendrauti, neaišku, kodėl čia jisai kalba, nes, jai tai tiesiog jo tos kalbos atrodo nesąmonės, o Adomas jas priema labai asmeniškai ir turbūt negali būti kitaip, nes Toma yra per daug atsitraukus nuo to. Taip, ir po trupučiuką perinam jau į šeimą, į šeimos santykius, nes galima vėlgi žiūrėti, kad ir šalis yra šeima ir jinai irgi turi įvairių narių ir mes turim kažkaip išmokti sugyventi arba pasipriešinti arba vėlgi tapti nepriklausomi ten, kur reikia. Tai lygiai taip pat teatras irgi yra šeima, kažkokia didžiulė šeima, kaip ir bet kokios kitos srities bendruomenės, visuomenės, kuriuose irgi yra visko ir kiekvienas jau tvarkosi su tuo, kaip čia man dabar su savo vertybėm neprasilenkti su tuo, ką aš matau, arba žinau, arba kaip elgiasi kiti žmonės. Ir gal ir norisi apie tos šeimos santykius tada konkrečiau, ką tu jau pradėjai apie Adomą. Tai o kaip gali žmogus tada nustatyti ribas ir apginti savo nepriklausomybę, kai meilė ir kai kažkokia asmeninis vientisumas ar pareiga kažkokia eina priešingom kryptim. Žinau, meilė, kad ir šeimai, o tavo asmeninė kryptis rodo, kad čia negerai. Tai kaip tada tą nepriklausomybę įgyti? Labai sunku, nes man atrodo, kad gal ta žmona Ilzė yra labai geras pavyzdys, kaip sunku yra plėšytis ir kaip gal net ir moteriams visuomeniai yra sudėtinga būti, jos tarsi norėtų gal kartais būti tik tai vienu kažkokiu vaidmeniu, o tenka jų prisimti labai labai daug ir aš kažkaip labai pergyvenau, kad dalį žmonių istorija atrodys nerealistiška, kad jinai atrodys kažkokia utopiška vien todėl, kad iš esmės Adomas, jeigu jisai būtų moterimi, jisai būtų labai realistiškas veikėjas, nes jisai rūpinasi šeima, jisai suruošia pietus ir vakarienę ir pusryčius visiems, jisai tvarkosi namuose, jisai pasirūpina, kad visi būtų, nežinau, švariai gražiai apsirengę ir eina į darbą ir tuo pačiu suvežioja dukrą į būrelius ir pasirūpina, kad už tos būrelius būtų sumokėta. Ir
tuo pačiu ir savęs ieško, bet tarsi jaučiasi blogai, kad kaip tu čia dar gali savęs ieškoti, kai tau 40 ir kai yra dukra ir kai yra visi kiti dalykai. Ir aš kažkaip galvau, kad jeigu tai būtų moteris, tai sakytų, kad jo tokių yra pilna, bet kai yra vyras, tai tarsi jisai tada toks, beveik irgi neegzistuojantis, tarsi, nes manau daugeliu yra įprasta, kad dalis tėvų net nežino, kur tie būreliai vaikų yra. Tėčių, neturiu omeny. Taip. Ir tuo labiau, kad tikrai kartais gal ir pagamina pusryčius ir pietus ir vakarienę, bet tikrai ne kasdien. Ir man kažkaip labai norėjosi apversti tą visą atsakomybių rinkinį ir jį pergalvoti ir gal net ir savo pačiai pastatyti prieš mintį, kad ar tai yra įmanoma, kiek tai yra įmanoma ir kaip mes vertinam tą, kai matom tokią apsuktą vaidmenų situaciją. Ir šitoje vietoje aš vėl taip būčiau šiek tiek optimistiškesnė iš to, ką aš matau, kad tikrai man tai nebuvo, kad maždaug, čia dabar kaip čia tas tėtis toks tėtiškas, nes visgi aš ir žiūriu, kad ne kaip moteris jisai rūpinasi, jis kaip tėtis, tiesiog išpildo labai stipriai savo pareigas, nes kaip ir nėra būtent moters ar ne pareigos pasirūpinti maistu, šeima, tai jis tiesiog būna tik pilnas tėtis, o ne moteris. Bet aš ir galvau, kad, pavyzdžiui, kai manęs klausė, o kodėl Ilzė tokia vienplanė? Ir aš galvoju, kad jeigu jinai būtų vyras, karjera besirūpinantis, pinigus uždirbantis, labai begalvojantis apie ateitį, bet kaip šalutinis veikėjas, ar jis kam nors atrodytų vienplanis? Nes tarsi to yra gana. Ir to yra pakankamai. Tai jo, aš irgi matau tą pokytį ir tikrai, net ir šitoje auditorijoje tikrai žinau tėčių, kurie yra tas pokytis, bet sutikim, kad turbūt bendrojoje visoje situacijoje ir ypač 2018 metais, kuriais vyksta veiksmas, tai Adomas yra mažumoje ir tą jis irgi jaučia. Ir jis jaučia tai, kad jisai pilnai tą pasirinko. Jisai to nori, jisai to siekia, jisai jaučiasi išsipildęs toje kasdienybėje, bet tarsi aplinka jam sako, kad neturėtų būti. Kaip tau gali būti tik tai to gana ir kaip jo žmonai gali to nebūti gana, ypač kai turi tokį gerą vyrą. Tai dabar pereikim, dar paklausiu, gal dar kažkas jau turit, padrasėjot, taip? Turiu klausimą, kad veiksmas 2018, o dabar 25. Lygiai. Tai 7 metai, atrodo, tai nebūtų galima pakeisti datos, pavyzdžiui, šiandien ir tada ar kažkas būtų pasikeitę ir kitaip tada atrodytų? Manau, kad būtų galima. Šiuo atveju tie 2018 buvo ne dėl to, kad tie 2018 turi kažkokią labai jaučiamą mistinę, reikšmingą prasme, o tiesiog todėl, kad pagal metus, skaičiuojant, kad Alberto tėtis turėjo tam tikrų laikotarpių būti gyvas ir būti populiarus ir būti svarbus, ir tada Albertas turi būti vienokio amžiaus ir Adomas turi būti kitokio amžiaus, kad jam jau nebūtų 60, o būtų 40 ir kad jo dukrai galėtų būti 17, o ne 27. Visa šita matematika, tai tikrai drąsiai tai galėtų būti ir 25 metai, bet manau, kad ką ir pastebėjo ir Beta skaitytojai ir Virginija Kulvinskaitė, kuris skaitė, nes sakė, labai jie čia moderniai kai kur. Ir atrodo, Dieve, gal ne, bet kažkaip džiaugiuosi, kad gal kažkam atrodo, kad net ir 2018 metams jau viskas normaliai ir mes taip gyvenam. Bet gal kai kurie, nežinau, prisimena ar neprisimena, kad gal 2018 nelabai su meilužiais kalbėjosi apie internalizuotą homofobiją. Bet jo, Adomas pralenkęs laiką, sakykime, yra. Ačiū už klausimą, gal dar yra klausimų? Tai Adomas ir Kasparas. Apie šitą santykį norisi paklausti, kuris labai netolygus, nepaprastas. Apie ką tau jisai simbolizuoja tas santykis jų? Tai Adomas jis ateina į teatro būrelį, jis ieško savęs, jis galvoja, ką čia, žinot, per mažai tos veiklos, tai reikia kažką dar nuveikti ir jis ateina į teatro būrelį, kuriame ES pinigus įsisavina Kasparas, jaunas režisierius, dar nieko nesurežisavęs, kuris tiesiog gavo progą pažaisti režisierių iš esmės su
pensininkais ir netyčia ateina Adomas. Ir tas jų santykis yra galios santykis, kuriame Kasparas tarsi tikisi iš to, ką jis yra matęs ir stebėjęs, kad režisierius visada turi būti galios santykyje. Bet jis labai greitai apsiverčia ir Adomas be jokių didelių pastangų perima valdžią į savo rankas, net negalvodamas, kad jis ją turi. Ir man buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip tas jaunas žmogus, kokią jam įtaką galėjo padaryti, vat, kaip ir tu minėjai, tie idealai. Nes Kasparas jis yra ką tik iš universiteto, jis labai įsivaizduoja, koks jis bus nuostabus kūrėjas, bet jis turi tokį nemalonų jausmą, kad gal ne. Ir gal niekas nesišviečia, ir gal nieko net nebus, ir gal nieko net negali būti. Bet jis tiek daug visko daro ir taip stengiasi, ir tiek daug geria su tais visokiais seniais, ir taip nori jiem įtikti. Ir vis tiek tarsi stovi vietoje. Ir man labai ir norėjosi tą kažkaip parodyti tą nejaukumą ir tą tokį kažkokį, net kažkokį tokį prisitaikėliškumą ir tą namų ieškojimą. Nes man atrodo, kad ypač LGBTQ istorijose, nes Kasparas yra atvirai homoseksualus ir jis to neslepia, tai tas namų ieškojimas yra labai dažna tema, nes Kasparas pats augęs su tokiais labai paprastais tėvais, labai tokiais buitiškais, kurie jo to teatro nesupranta, jie ten iš viso Dieve apie jo tą orientaciją gyvenime nekalbėjo ir tikrai nekalbės. Ir jie galvoja, kad Dieve, tai dabar tą teatrą reikės eiti, Jėzus Marija, čia žiūrėt, ką tas vaikas pastatė, tai gerai, kad ir nepastatė dar nieko. Tai ir jis ieško tos šeimos, ir jis ieško jos net ten, kur jos negalėtų iš esmės būti. Ir jis ieško tų idealų ir mėtosi nuo vienų prie kitų ir stengiasi įtikti ir vieniems, ir kitiems, ir plėšytis tarp tų laikotarpių, gal net nuo sovietmečio iki modernumo. Ir man labai norėjosi irgi parodyti tą tokį sprendimą prisirišti prie kažko. Net kai tu žinai, kad nieko negali būti, kai tu žinai, kad tau nejaučia gal nei pagarbos, nei kažkokio prisirišimo abipusio, bet tą tokį labai didelį norą pritapti, gal net pritapti prie kažko geresnio ir prie kažko modernesnio, suprantant, kad gal iš tikrųjų tau išeina tik tai su ta praeitim susitapatinti. Ir Kasparas, jisai šiek tiek mėgdžioja tuos ankstesnius kūrėjus, kas irgi labai įdomu yra stebėti ir kaip, jeigu tu sakei, kad yra valdžios santykiai teatre, sakykime, ypač anksčiau buvo, dabar nebesakyčiau, kad taip yra tam tikras pasiskirstimas užduočių, ką daro režisieriai, ką daro aktoriai, ką daro prodiuseriai, bet aš nebematau to kaip tos hierarchinių tų kopečių, tokių, kad viršuje ir ten kažkas apačioje ir elgiamasi kaip su nežinau kuo. Tai gal to mažėja, bet labai tikslu yra, kad kai kurie vis dar kartoja ir mėgdžioja tą pobūdį. Ir įdomu, kad jisai, norėdamas padaryti, kad aktoriai ar kiti žmonės nuo jo priklausytų, pats pasirodo yra labai priklausomas žmogus ir kuriam labai trūksta ryšio. Ir man yra labai paradoksalu, kad žmogus, kai jam trūksta to saugaus ryšio, jis gali būti labai priklausomas. Jo, ir man buvo labai įdomu, nes aš bendravau su tais jaunaisiais kūrėjais, kurie irgi dirba su meistrais, sakykime, ir kuriems yra labai nesvetimas jausmas statyti spektaklį už tą meistrą, kuris iš tikrųjų užgėrė ir kuris nei ateina į repeticiją, nei ateina į susitikimus su tais aktoriais, bet galiausiai tai jo vardas yra uždedamas ir jisai prisiema visus laurus ir susirenka gėles ir į premjerą tai tikrai ateina. Ir labai norėjosi tą kažkaip perteikti, tą tokį skausmą ir neteisybę, kur tu tiek daug investuoji į tą idealą ir kaip ir tu sakai, kad vis pateisini kažkaip, kad bet toksgi talentingas, kai iš tikrųjų talentas tai gal jau nebūtinai senai išblėsęs, bet gal tiesiog tas žmogus jau net nesistengia ir jis tikrai neturi pagarbos, o gal ir galimybių kažkokių ir emocinių išteklių ir visokių kitokių. Ir man irgi buvo labai įdomu bendrauti su tais jaunais kūrėjais ir klausiu, bet kodėl tu tą darai? Jie sako, o kaip kitaip? O kur kitur? Nes jeigu tu nori užsidirbti vardą, jeigu tu nori būti pastebimas, jeigu tu nori vaidinti ne kažkur tenai 3 žmonėm, o 300 ar gal net ten 3000 kažkada,
Tai tu turi nuolat eiti į kažkokį kompromisą su pačiu savimi ir dažniausiai tas kompromisas yra labai skausmingas ir labai žiaurus. Ir Kasparas, man atrodo, yra labai geras to pavyzdys, kaip tai gali nuvesti iki absoliučiai žlugdančių, siaubingų pasirinkimų. Mūsų pokalbio dar lieka 10 minučių, tai spėkit, kas norit paklausti, išdrįsti. Jeigu ką, kelkit ranką. Ir tada dar norisi, kadangi mes jau esam tam teatre ir kultūros vyrų temą dar šiek tiek paliesti, tai yra Zigma, kuris labai puikus yra simbolinis personažas, kuris atspindi visus tos ultra, hipermeta intelektualus, kuriais kalbantis, galvoju, Jezu, nežinau šito žodžio, o jie tu, kokia aš kvaila, arba kaip aš čia, o jie mėgaujasi tais savo lotyniškais ir visais kitais išsireiškimais, kaip tu mėgaujasi skyrių pavadinimo parašymais, kurie yra nelietuviški. Jo, ir čia yra tas toksai, gal net ir žaidimas su skaitytojai, nežinau, man redaktorė tai ir buvo pasakiusi, kad, taigi, kodėl tu čia tiek daug jų pridėjai, tai aš tai jau ties viduriu norėjau braukti, bet jau perskaičiau ir tada jau viskas gerai, supratau, ką mes vė. Tai man labai patinka gal ir parodyti tą tokią dviveidystę, kur tu tikrai jautiesi kažkoks durnelis. Aš pati labai dažnai taip jaučiuosi, nes aš, pavyzdžiui, su svetimkūniais man buvo tas, kad tu stovi su tą rožinę knygutę ir tu jautiesi tokia kažkokia, parašiau knygą. Jo. Ir tarsi tave negali niekas net žiūrėti rimtai, jeigu tai nebus kažkoks, nežinau, labai sudėtingas pavadinimas, labai sudėtingas koks nors ten meta viršelis ir nežinau, tai neatrodys kaip brošiūrėlė ar ten dar kažkas ir nebus su iškarpa kokia, žodžiu, aš jau kuriu, bet man kažkaip labai norėjosi pertikti tą nepritapimo jausmą, kurį gal žmonės turi ir teatre, kur tu žinau, turbūt visi tą jausmą, kur tu dairaisi, čia tik man neaišku, čia jis turi būti toks ilgas, čia man tai užpakalis skauda ir gal aš jau norėčiau eiti kažkur pavalgyti, bet dar 3 veiksmai ir dar čia jau gal būtų nefainai ir gal reikia apsimest, kad einu parūkyti ir tiesiog išeit, bet tada pastebės žmonės, kad dabar mes čia buvom ir dabar mūsų nebėra. Ir pasijūtus vieniša, tu apsidairai, galvoji, gal dar kas nors žiovauja, visi taip galvoji, ne, aš viena taip galvoju. Taip, bet iš esmės, man atrodo, yra triukas tiesiog labai prisimerku žiūrėti ir tada užsimerku. Tai va, ir man labai norėjosi pertikti tą jausmą ir aš čia tikrai nesupraskit neteisingai, niekaip nenuvertinu tų žmonių, kurie gali ir sugeba rašyti labai intelektualiai. Aš tiesiog kalbu apie tą gryną tokį vienišumą, kurį kartais jauti, kai nori pasiekti daug platesnę auditoriją ir nori kalbėtis suprantamą kalbą apie suprantamus dalykus ir nebūtinai jiems ieškoti kažkokių labai prasmingų didelių metaforų ir už jų ten kažkaip slėpti veiksmą ar slėpti tuos veikėjus ar dar kažką. Bet jo, man kažkaip to buvo ypač su svetimkūniais ir kažkaip gal net ir su nepriklausomybė taip norėjosi save reabilituoti gal net truputėlį, nežinau. Irgi, kad, ne rožinė dabar jau, nepriklausomybė, jau čia rimta. Bet galiu ir taip, renkuosi ir taip. Toliau tai jau palaukit, nieko nebesuprasit. Jo, bet labai daug iš tikrųjų girdisi tokio, iš tikrųjų vėl nepriklausomybės nuo stereotipų ir nuo to, kaip kažkas pasakė, kaip turi būti. Nėra kaip turi būti ir gali, ir tas teatras, iš kurio mes tik ką pasijuokėm, jis turi kartais ir savo žiūrovą, kuris tikrai nevaidindamas sėdi ir analizuoja ir kaifuoja nuo tų visų sluoksnių ir tų visų išnašų ir turi. Ir viskas tvarkoja, bet tai nėra vienintelis teisingas teatras, ką norisi ir pasakyti. Galima iš to ir pasijuokti. Galima ir turėti požiūrį, aš labai myliu teatrą, bet į daugiau 2 veiksmų aš nenoriu eiti. Aš nenoriu 5 valandom eiti į spektaklį. Ir yra visiškai adekvatu pagal trukmę kartais rinkti spektaklį. Nes, kaip ir čia veikėjai kartais sako, kad be 5 valandų nebesusisukam. Tai, man atrodo, kad kažkaip gal daugelis tą jaučia ir jaučiasi taip, tik ne visada gal išdrįsta
pasakyti, kad iš tikrųjų taip galvoja, nes, reikia sakyti, kad, jo, atsėdėjom visą dieną, bet labai buvo verta, labai buvo. Jo, ir kartais man atrodo, kad esminės stiprybė yra priimti, va tą daugiau, mes kaip grįžtam, atrodo, vėl ratu į tą pradžią, kad gali būti daugiau negu viena tiesa. Absoliučiai. Ir tai nereiškia, kad mes dabar turim pažeminti ir nuvertinti tuos, kurie kitą tiesą atstovauja, bet galim sutilpti. Galim sutilpti visi ir turėti visi savo vietą ir visokie viršeliai ir visokie žmonės. Ir jo, ir tada gal dar tavęs paklausčiau, tai vat... Dar apie išsilaisvinimą prisiminiau, Elizabeth Gilbert, josgi ta garsi frazė, kad neegzistuoja vienpusio išsilaisvinimo. Jeigu vienas išsilaisvina, nenori, išlaisvina kitus, kurie yra susiję, nes taip mes veikiame. Tai ir atrodo, kad, nežinau, čia kam įtema. Ne, aš tai galvoju, kad tai labai susisieja su šita knyga, nes kai pagalvoju, visi šitie veikėjai, jie tikrai labai dirba ties nepriklausomybę savo pačių ir kai vienas nusiplėšia pleistrą, tai galiausiai kažkaip ir visiems kitiems pasidaro lengviau, net jeigu tada atrodo, kad ir kaip banaliai tai skambėtų, net jeigu tada ir atrodo, kad bus labai labai sunku ir labai labai blogai. Ir šiaip labai gražiai, suvokdami savo svetimkūnius, mes galime tapti nepriklausomi. Ir tada dar tavęs paklausiu, tai kame, tu sakai, tau labai svarbu, kad žmonės tikėtų, kad čia yra ir viltis, kad neišsigastų skambaus didelio pavadinimo, bet kame yra šitos knygos tau didžiausia viltis ir šviesa? Gal net ir tame, ką tu sakai, kad taip žmonės jau gyvena. Ir kad jie gyvena tikrai visaip, kaip tik tai nori. Ir apskritai tai, kad žmonėms jau šita istorija yra atpažįstama ne tik tai per blogiausius ir baisiausius jos aspektus, bet ir tuos pačius gražiausius ir viltingiausius ir maloniausius gal net, tai man jau suteikia vilties ir kažkaip tada atrodo, kad tikrai visi galim tilpti ir norisi iš tikrųjų, kad tai būtų kaip įmanoma greičiau tiesa, nes aišku, ta pabaiga yra labai dramatiška ir labai žiauri, bet tikiuosi, kad simboliška ir kad žmonėms nuverkus, kaip daugelis sako, kad nuverkia, tai vis tiek kažkaip palieka gerą širdį. Jo, kad galėtume tapti nepriklausomi, pirmą reikia patikėti, kad tikrai galime ir sau leisti. O toliau jau mūsų savipagalbos knyga, mano ir Elžbietos Latėnaitės. Išsilaisvink. Na tai ar turi dar kažkokį tai, nežinau, jausmą, palinkėjimą? Kas dar nebuvot, ateikit į balto stendą, kas turit knygų, ateikit su knygom, arba ateikit įsigyti, arba ateikit šiaip pasisveikint. Ačiū labai, kad atėjot, ačiū Elžbietai. Ir žiauriai fainai, kad jūsų čia tiek daug, labai smagu. Ir jo, ačiū. Gal dar jūs norit ką pasakyti? Aha, prašom. Man įdomu audiobukas, sveiki. Sveiki. Kodėl garsinot pati ir ar sunku? Įgarsinau pati svetimkūnius ir labai norėjau įgarsinti ir nepriklausomybę, nes jau įgarsindama svetimkūnius iš tam tikrų žmogaus, kurie aš vadinau audio vyru reakcijų, supratau, kad jisai net ne visada tiki, kad taip, kaip aš sakau, iš tikrųjų turi būti, kad, pavyzdžiui, tas sakinys ten turi turėti akcentą, arba ten jisai turi turėti loginę pauzę, arba kad tikrai žodis turi būti taip kirčiuojamas, kaip tas veikėjas, jis sukirčiuotų ir panašiai. Ir aš supratau, kad jeigu, kad ir koks būtų nuostabus aktorius ir garsintų, jisai galbūt tai atliktų kur kas profesionaliau negu aš, bet man visada yra daug prasmės ir tame, kad ten man užsikerta balsas iš to jaudulio kažkokio, ar nežinau, aš jaučiu, kad man ir gumulas gerklėje beskaitant tą vietą, bet man atrodo, kad skaitytojas tada irgi pajaučia ir pajaučia ir tuos bairius, ir tuos kažkokius smulkius niuansus, kuriuos man norisi perteikti. Ir viena moteris šiandien man sakė, kad žinokit, daug geriau, aš skaičiau ir klausiau, tai audio daug geriau. Tai
Nežinau, kaip aš dar dėl to jaučiuosi, bet nu jeigu ką, tai nežinau, sakykit, aš galiu dar pagarsinti kitų knygų, jeigu jų ateities rašyme nėra. Bet šiaip tai yra labai fainai. Jo, karjeros pokytis. Šiaip labai fainai. Audio knyga įrašinėt labai fainai ir aš labai džiaugiuosi, kad ją atranda žmonės ir klauso. Ir kad kai kurie net ir klauso, ir skaito, ir pasilygina po to. Tai jo, klausykit, nes labai daug dirbom prie to. Tai ačiū labai visiems, kurie atėjo. Dar kartą pasveikinam Patriciją Tilvikaitę su nepriklausomais. Nepriklausomybė.